Reportažų ciklą Investuotojo enciklopedija pristato finansinė grupė Finasta. Ribotos rizikos fondai – taip ir lietuvių kalba verčiamas finansų rinkose gerai žinomas anglicizmas – hedge funds. Savo esmė iš pirmo žvilgsnio jie yra panašus į lietuvių finansų tarpininkų platinamus fondus. Tai yra tiek vieni, tiek antri, surenka tam tikrą lėšų kapšelį ir valdo jį siekdami tam tikros investicinės grąžos. Vis dėlto skirtumai pradeda ryškėti gilinantis į šių fondų struktūrą, teisinį reglamentavimą, o ypač galimybę rinkti strategijas. Būtent dėl to praėjusio amžiaus viduryje atsiradę ribotos rizikos fondai gali uždirbti tiek kylančioje, tiek krintančioje rinkoje. Praėjus pusė amžiaus šitų strategijų atsirado begalės, fondų valdytojų skaičius taip pat išaugo tūkstančius kartų. Kadangi nėra vieno centrinio registro, negalima pasakyti, kiek tiksliai tokių fondų yra, tačiau manoma, kad tokių stambių, jau kaip minimum metus veikiančių didžiųjų hedge fondų yra mažiausiai 10 000 ir jų turtas siekia apie $1 trilijonų. Ši suma bendroje investicijų rinkoje nėra labai reikšminga, tačiau fondų įtaka nepaliaujamai auga, jie tampa vis populiaresni. Šie fondai yra reguliuojami iš tikrųjų pakankamai mažai. Jų beveik neprižiūri vertybinių popierių komisijos, įvairius centriniai bankai. Aišku, tai priklauso būtent nuo steigimo metu užfiksuotos juridinės formos ir ypač vietos, nes būtent stengdamiesi išvengti šitų reguliatorių įtakos, dažnai hedge fondai yra steigiami įvairiuose offshore'inėse zonose, kaip pavyzdžiui, Kaimanų salose. Išsamesnės informacijos apie operatyviąją jų veiklą, valdomą turtą, apyvartą, pelną ir nuostolius nėra. Rinkų prižiūrėtojai negali ne tik šių fondų sureguliuoti, bet ir nustatyti, kokio didumo rizika juose slypi. Būtent dėl pakankamai laisvo reguliavimo hedge fondų investuotojai yra įvairūs instituciniai investuotojai, instituciniai klientai, tai yra profesionalūs finansų rinkos dalyviai. Jų tarpe daugiausiai yra pensijų fondai, labdaros fondai, draudimo įmonės, fondų fondai ir panašiai. Taip atsitinka todėl, kad informacija apie hedge fondus yra pakankamai sudėtingai prieinama ir nebūtinai jinai prieinama visiems investuotojams, o taipogi reguliavimas yra pakankamai laisvas ir prieš atliekant investicijas ir nukreipiant lėšas į šių fondų sąskaitas, instituciniai investuotojai daro taip vadinamą due diligence, tai yra detalę patikrą, kurios metu išsiaiškina, ką investuoja, kur investuoja, kodėl, kokias strategijas naudoja, svarbiausia, kokios rizikos valdymo priemonės taiko, diversifikavimo reikalavimai ir panašiai. Turėdami tiek laisvės, ribotos rizikos fondai renkasi įvairias investavimo strategijas. Fondo strategijos įgyvendinimui neretai hedge fondai naudoja algoritminę priekybą, tai yra automatizuota priekyba, angliškai vadinama algo trading, kuomet fondo valdytojas sugalvoja kažkokią strategiją, prašo algoritmą, o visą techninį darbą įgyvendina jau IT programos, kurios perka ir parduoda rinkose. Vienos dažniausiai naudojamų strategijų vadinamos event driven. Tai yra pagrįstos svarbiais įvykiais, kai bendrovių akcijos perkamos prieš jų susijungimus, perpirkimus ar pardavimus. Tačiau pasitaiko praktikoje ir visiškai keistų ir kartais atrodo netgi labai neįtikėtinų strategijų, kai investuotojams yra pasiūloma, pavyzdžiui, investuoti į fondą, kuris perka vynus, įvairias meno vertybės. Kartais pasitaiko net tokių surprizų, kai siūloma investuoti į fondą, kuris finansuoja pokerio žaidėjus arba perka smuikus ir vėliau jos nuomoja muzikantams ir uždirba būtent iš nuomos pajamų. Vykusiai pasirinkta strategija lemia ir fondo valdytojo pelną, mat jis uždirba ne tik iš valdymo ir sėkmės mokesčių, bet ir į fondą investuotų asmeninių lėšų. Būtent tai yra pakankamai didelis išskirtinumas iš kitų fondų, nes būtent norėdami įtikinti institucinius investuotojus savo ketinimų rimtumu, fondų valdytojai investuoja pakankamai reikšmingos sumas asmeninių lėšų į šiuos fondus. Ir tokiu būdu, jeigu fondas patiria reikšmingus nuostolius, jie atsispindi ir fondų valdytojų sąskaitose. Atsižvelgiant į šių fondų rizikas, kai kurie ekspertai sako, kad teisingesnis lietuviškas vertimas būtų neribotos ar nenuspėjamos rizikos fondai.